atstovai. Alytaus Adolfo Ramanausko Vanago vidurinėje mokykloje kas 2 metus vyksta krepšinio turnyras Sugrįžę paukščiai, kuris sukviečia buvusius moksleivius ne tik iš Lietuvos, bet ir gyvenančius užsienyje. 12-ame krepšinio turnyre per 150 Alytaus Adolfo Ramanausko Vanago buvusių mokyklos moksleivių. Vyriausiai mokyklą baigė prieš 30 ir daugiau metų, sako, atvykstantys žaisti neraginti, o komandos suburtos prieš daugel metų tvirtos ir patikimos. Galbūt todėl turnyro nugalėtojais jau ne pirmi metai tampa moksleiviai, mokyklą baigė prieš 9 metus. Tačiau visi dalyviai pripažįsta, krepšinio tradicijos įgytos mokykloje gyvuoja toliau. Tikrai surandam laiko, nes turnyras visuomet patraukia tuo entuziazmu, tą gražią idėją. Labai retai, kurioje mokykloje Lietuvos, ko gero, egzistuoja tokie turnyrai. Ir mes čia grįžtam tikrai su dideliu malonumu ir visuomet prisižadam, kad atvažiuosim ir kitą kartą. Laiko susibėgti? Ne, nes mes išmėtyti po visą Lietuvą, po pasaulį, tai tiesiog susirenkam viskas, po to per tokius renginius. Viskas. O kada treniruojatės? Nesitreniruojam. Mes kartu nesitreniruojam. Mes tiesiog susirenkam ir mums to užtenka. Ir mes jau susižaidę. Nes mes vienas kitą nuo mažų dienų pažįstame ir žinome, kas ką daro. Dabar tai tik tais čia susibėgam. Su kai kuriais susitinkam, pažaidžiam biškį, kai kurie daugiau sportuoja, kai kurie mažiau. Bet šiaip pas mus komandai tai nėra profesionalių krepšininkų. Visi vieninga komanda, visi vienas kitą. Kaip žaidė mokyklos rinktiniai, nuo senų laikų atsimena vienas kitą. Pasak krepšinio turnyro pagrindinio organizatoriaus, mokytojo Jono Baltrušaičio, surengti tokį turnyrą nėra lengva. Tačiau dar svarbiau, kad turnyras vyktų suremontuotoje sporto salėje. Vasarą prasidės visos mokyklos renovacijos darbai. Tame tarpe ir mūsų sporto salės. Bus apšildintos sienos, pakeistas apšvietimas, suremontuotos grindys. Tai į 13 turnyrą turbūt jau kviesiu būtent atremontuotą sporto salę. Pasak mokytojo, turnyrą sunkmečiu remia patys dalyviai. Buvę moksleiviai steigia ne tik prizų, bet ir kaip šiemet nuperka naujų krepšinio lankų.